įsileidžiam, priekabas numetam prie namo, kuo anksčiau, tai dar visą dieną žvejybos. O, kurva, įvažiavo ką tik. Davai, iki. Šitas procesas būtų visiems? Ar tik tiems, kurie prisipažino? Aš norėčiau taikyti visiems, kiek tai yra įmanoma, kiek mes dar tvarkymų turim, bet su viena sąlyga, visi, kurie dirba valstybės tarnyboje, būtų išviešinti. Visi prisipažino. Į jūsų pasisakymą. Tai neatitiktų konstitucijos, nes yra duotas pažadas. Buvo priimtas įstatymas, o čia mažiausiai matau teisės. Apie tą pažadą. Kaip jūs vertinate? Nes tas argumentas buvo naudojamas ir pernai metais, kai Seime apie šitą irgi išviešinti. Nėra čia jokio, čia vadinasi teisėtų lūkesčių principas, tai teisėtų lūkesčių principas šituo atveju visiškai nebegalioja. Ir ponia profesorė Birmontienė klysta, todėl kad priėmus įstatymą dėl susipažinusių pavaduotojas